Žinok, Marija, tau reikės atlaikyti, nes iš tikrųjų tai mes su Emilija sveikinam savo viešinę Emiliją Latėnaitę. Taip, kodėl man reikės atlaikyti? Tau reikės atlaikyti, nes mes esam labai tokių pačių energetikų, dvi tokios pačios. Kodėl aš nebedaryčiau? Kaip? Kodėl tu ne centre? Tai būtų per sunku, nes... Nori keisti? Ne, jau dabar bijau. Ne, iš tikrųjų. Aš visą laiką sakau, jeigu manęs klausia, sakau, tą dieną tu užimta, sako, kas galėtų tave pakeisti, aš visą laiką sakau, Emilija. Ačiū tau už tai. Ne, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kas galėtų pakeisti pagal kaip aktorė, kaip ta pati energetika, aš sakytų, sakau, žmonės nepastebi skirtumo. Ne, rimtai, žinok, aš tikrai, pavyzdžiui, Bet, žinok, aš tikrai jaučiuosi kaip sesės, nu, pavyzdžiui, man yra sesers jausmas ir visą laiką, aišku, su baliu, broliu tavo, man yra jausmas lyga kaip su broliu. Bet tu žinai, kad aš esu žiauriai pavėdus žmogus. Aš jau žiūrėk, jau galauju. Labai gerai, aš specialiai noriu iškelti tą, žinai, pavydą tokį. O aš jau patikėjau nuo širdumu komplimentų, įsivaizduoju, o čia viskas yra apskaičiuota. Man tai tikrai labai yra faina, kad tu čia esi, nes aš įsivaizduoju, kad visą tą, ką mes apkalbėsim, bus labai naudinga ir išgirsti mūsų visom klausytojom ir klausytojam. Ir įneši į mūsų laidas tokio naujo vėjo, kokios pašnekovės dar neturėjom. Nu, čia dabar intriga begalinė. Aha, tikrai. Aš tai žinau, kad tu savo karjerai ir tokia tvarumo šalininkė buvai vienam epizode. Tai ar tai tik epizodas, ar tu esi iš tikrųjų tokia tvarumo ambasadorė? Dėl tvarumo noriu sakyti. Taip. Papasako, ko aš nežinau. Labai platus žodis yra, nes aš irgi nežinau realiai dabar, ką jis apskritai šiuo metu reiškia, tas tvarumas. Man tvarumas, kaip aš tilpau į tą sąvoką, buvo tas, kas man prigimtinai atrodo artima, kur, pavyzdžiui, jeigu kažkokio daikto man nereikia, mano vaikystės atrodė, kad tikrai yra kažkur žmogus, kurioje, žiauriai reikia būtent to daikto. Čia man toks apie pasaulio harmoniją tas tvarumas. Tai, kažkokį ten paimti, atiduoti, ko nereikia išdalinti. Aš labai retai ką nors išmetu, bet ir labai retai turiu kažkokį perteklių namie. Toks, kad būtų. Tai čia pakartotinis vartojimas, ta prasme, perduodi kitam kažkoks tai ciklinis vartojimas, bet tai, ta prasme, čia mes apie ką kalbame, nes, žinai, mados žmogus man iškart rūbai. Rūbai, taip, tai pavyzdžiui, atiduotuvės. Yra nuostabus dalykas, Zarasuose vyksta, Zarasų rajone, jau net keliose vietose vyksta atiduotuvės, kur atvažiuoji, gali prisirinkti kokiu nori rūbų, bet prieš tai atvažiuoja, aišku, ten mano toksai būna tikslas, kad kai atvažiuoju su 3 maišais, kad neišvažiuotu su daugiau. Ai, bet tai mainosi žmonės, ta prasme, tais drabužiais. Tai tu ateini, padedi savo daiktus, viskas. Ir gali imti absoliučiai viską, ką nori iš ten kitų daiktų. Wow. Ir man, žinok, tiek buvo ten tas dalykas, kad eini ir, pavyzdžiui, kokių 40-ųjų metų rūbai guli. Autentiški, iš bubulyčių spintų, išimti batai. Tai aš, žinok, ten skambinau kino dailininkėm visokiom, vežiau pilnom bagažinėm, ten tos rūbus daiktus, paskui kailinius, ten paltus, bet čia labai šaunus dalykas. Taip. Tai va, tai čia mano toks tvarumas. Tavo koks tvarumas? Mano tvarumas koksai. Iš kur gavai šitą mėgstą mesgiai? Apdarėlį. Taip. Dėl to tokios mažos apimties. Vašeliu žiūrėdamas serialą. Eik tu savo, aš kažkada buvau paauglystėje sugalvojęs, kad, nes nekenčiu megzti, tiesiog man krato nuo tos veiklos, bet labai mėgstu nerti. Mėgau. Išmokau anksti kažkaip bobutę, tiesiog žiūrėdama, kaip bobutė tą daro, išmokau ir man toks labai šiltas, natūraliai, fainas dalykas. Ir paauglystėje nusipirkau siūlų, tokias, alyvinės, bordinės spalvos, kur man, skani būna, skani spalva, gal noriu, tokių, marškinėlių. Ir nusinersiu. Skyriau laiko, išnėriau visą tą, ką nusipirkau ir turėjau tokią juostą. Tai man labai skaudu. Ne, tai galėjo būti užtekę. Vėlyvesnė tokia paauglystė. Ne, bet, pavyzdžiui, aš, tarkim, tikrai apie tvarumą daug kalbu pati ir aišku, kad jisai yra labai aktuali tokia laikmečio tendencija mados pasaulyje, dėl to, kad, žmonija sužinojo, kiek mados pasaulis teršia planetą ir žinau, kad antra labiausiai planetą teršianti industrija ir taip toliau. Ir daug priekaištų mados industrijai ir jinai yra viena iš tų, kuri paskatino šviso tą kalbėjimą apie tvarumą, man atrodo, vartojime. Ir aš pati tikrai esu vintažo didelė gerbėja ir kalbu apie sąmoningą vartojimą ir dažnai kalbu apie tai, kaip apspirtinais išpardavimuose protingai ir taip toliau.
Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, dabar vakar kaip tik išgyvenau absoliučiai nuostabę vartojimo patirtį. Ir aš tada irgi galvoju, kad reikia nesuabsoliutinti gyvenime. Todėl, kad mes vakar ėjome kartu su mano mama apsipirkti drabužių. Ir tai yra, neįtikėtinai. Ne dėl to, kad mes neturim ką apsirengti. Taip, mamai reikėjo vieno proginio derinio, dėl to, kad jinai eina į šventę, kuri yra svarbi, ir, žodžiu, jai reikėjo to pasipuošimo. Tai, kaip ir idėja, dėl ko eiti, tai buvo šventė. Bet kas iš to išeina? Išeina tai, kad mama, dukra, mes einam kartu apsipirkti, tai yra mūsų laikas kartu ir mes žiūrinėjom tos visus drabužius ir, ta prasme, ir mėgaujamės to procesu, matuojamės, kikenam, žodžiu, patarinėjom viena kitai ir galiausiai apsiperkam ir perkam daugiau negu vieną daiktą. Ir taip, teoriškai, nereikėjo man 3 suknelių, 4 suknelės nusipirkau. Man techniškai, man techniškai jų nereikėjo 4. Bet visas tas procesas ir tas rezultatas ir tie daiktai, aš juos tikrai atsirinkau labai sąmoningai ir apgalvotai. Ir aš žinau, kad aš juos nešiosiu, ir man viena iš tų suknelių. Ir aš tada galvoju, ir palauk, tai tada tas vartojimas, jisai gali būti super pozityvus. Ir ta prasme, nereikia to tvarumo suvesti tai, kad mes turim atsisakyti visko ir čia maždaug viskas tik tai perdirbta, žinai, podelis perdirbtas, suknelė perdirbtas, stalelis perdirbtas. Ta prasme, viskas yra gerai, kas yra su saiku. Ir vartojimas gali būti nuostabi, pavyzdžiui, emocinė patirtis. Aš dabar atsiminčiau ilgai, dėl to, kad mes, žinai, kada tu patampi suaugusiu žmogumi, tu tam tikrus dalykus prarandi. Kaip dažnai mes su savo tėvais, tarkim, nežinau, einam drabužių pirkti. Ir Dieve, aš irgi sėdžiu ir buvo Vilniuje tokia parduotuvė, neišeis pareklamuoti, nes nebėra jos, vadinosi 5 kišenės. Tai tam tokiais jau laisvos Lietuvos laikais, tai buvo, gal, nežinau, viena pirmųjų atsiradus džinsų parduotuvių. Ir tai man buvo stebuklas, kad galima kartą į metus prieš rugsėjo 1 gauti džinsus, ne iš second hando kažkokio ten, kur irgi ten tie rūbai dar būdavo kažkur maišais irgi tose pačiose zarasuose, dėvėtų rūbų ten iš labdarų, o čia ateini ir matuojas, kurie tau patinka. Ir aišku, sunkioji to apsipirkimo dalis būdavo atstovėti mamos rekomendacijas. Nes tai irgi virsmo laikas, kur kur tu nori pasirinkti. Žiūrėk, kokios geros. Ir tu, tame mamos geram nori, atrodo, kaip neįsižeistas. Tu tik rimtai galvoji, kad aš boba? Tas siaubas. Tai irgi, dabar man miela, kad mama ten būdavo kartu tame ir paskui miela, kad irgi leido ar paleido, galėjau rinktis, ką aš noriu. Bet klausiau Marija tavęs ir galvoju, tai mama, pavyzdžiui, suprantu, kad tave ima kaip profesionalą į parduotuvę. O tu klausai mamos patarimų? Aišku, tai žinoma. Tai aš manau, kad bet kokiu atveju... Matytum jos mamą, tai neįmanoma neklausyti. Aišku. Eik, tu savo, aš irgi turėjau tokių... Bet šiaip iš viso, iš šalies matyti labai sveika yra. Todėl, kad visiškai nesvarbu, ar tas žmogus yra profesionalas ar neprofesionalas. Ir ta prasme, aš netgi sakau, kad jeigu žmonės eina, tarkim, vieni apsipirkti, aš netgi iš tos profesinės pusės rekomenduoju nusifotografuoti save. Ir pasižiūrėti iš šalies, ta prasme, dėl to, kad tas, kaip tu pats save matai, daug dalykų yra klaidingų. Pavyzdžiui, žmonės per arti stovi veidrodžio, kai save žiūri, nepamato proporcijos. Tai, pavyzdžiui, irgi tokie techniniai dalykai, bet, ta prasme, kad tu turi atsitraukti nuo veidrodžio. Kiek? Bent jau, žiūrint kokią regą, bet bent jau kokią 1,5 metro. Ir čia yra visiškai techniniai stilisto darbo ypatumai. Ta prasme, kad tas visų pirma, apsirengimas, atsitraukimas. Tada, pavyzdžiui, žmonės matuojasi, man yra žiauru, kai, tarkim, nežinau, matuojasi kažkokią suknelę ir, tarkim, nenusiema kelnių, nusmaukia tas kelnes iki kelių. Čia atrodo tokia nesąmonė, bet tai yra tikrai labai dažnas dalykas. Ir matuojasi tada suknelę. Ta suknelė tokia pusiau guli, pusiau neguli dėl to, kad jinai kažkaip nekrenta gerai, nes tas kelnes trukdo. Tai va, ta prasme, kad jeigu jau jūs jau renkatės tą daiktą, tai ta prasme, tai jūs pasiruoškite, nusirenkit, einat apsipirkti, teisingus apatinius pasirinkit. Pavyzdžiui, jeigu ten eini suknelės pirkti, tai turi būti apatiniai tokie, kurie gerai krenta drabužis, kad jis nesigrankščiuoja, neišduoda ten visokių kūno ypatumų. Bet būtent apsirengė, atsitraukė, tada avalinės klausimas, jeigu jūs esate ten, nežinau, su kažkokiais sportbačiais, tai tada geriau iš viso nusiauti basą, jeigu tu renkėsi, pavyzdžiui, mano mamos atveju suknelę. Tada geriau iš viso nusiauti basą ir truputėlį pabandyti, šiek tiek atsispirti nuo žemės, nesvarbu, kokio aukštumo tas kūniukas, bet aš... Arba batelius tiesiog paimti. Na taip, bet jeigu nėra tokios galimybės, tai įvairiausios situacijos, įvairiausios parduotuvės yra ir taip toliau. Kitas dalykas, atsakau, nusifotografuoti save iš šoną. Ypatingai iš pardavimo metu, nepirkti visko iš eilės, niekada gyvenime nepirkti drabužio, aš visai išsikeliu savo klausimą, jeigu akis pradeda žinai būti, kaip sakant, marios,
Tada aš išsikėliau savo klausimą, šitas drabužis yra gražesnis už tą, su kuriuo aš atėjau. Geras. Tai šitas yra labai svarbus dalykas. Nepirkti drabužio, kuris netrodo taip pat gerai bent jau kaip tas, su kuriuo atėjai, nes kartais tai būna. Prisiminiau savo taisyklę apsipirkinėjant, kur irgi būna ten labai lengvai įsijausti tą, kad noriu ir visko kažkaip pradeda reikti. Ir kažkada atradau, kad man su apsipirkinėjimus rūbais kaip su pokeriu. Jeigu abejoji, įsimesk. Ne, tai taip, labai svarbus. O, pavyzdžiui, dydžio klausimas yra viena iš pagrindinių taisyklių. Nepirkti drabužio, kuris šią akimirką tau yra, taip, vos truputėlį beveik gerai, aš vis tiek planuoju numesti ten tą 1 kilogramą ar 2. Arba priaugti. Ir man jisai tada jau gulės. Taip paprastai taip nenutinka. Ir tada tu nusipirki tą drabužį, kuris tau taip niekada gyvenime gerai ir neguli. Tai va, aš visai kas tau, kad moteris turi polinkį pirkti per mažus drabužius su potencialu numesti, o vyrai perka per didelius drabužius, nes tada jiem patogu ir jie antišaugimo, kaip žodžiu. Bet ir šiaip, tai man čia toksai, jeigu ir nukristi ant tie kilogramai, tai iš kur tu žinai, iš kurios kūno vietos? Pirmas dalykas. Šiaip paprastai gyvenime turi patirties. Vis tiek jau vyksta, bet aš, pavyzdžiui, vieną kartą nusipirkau džinsus, kurie, tiesiog kaip daiktas, jie tokie gražus, taip, žinai, ta medžiagytė tokia visiškai kaip mes vadinam, tokia užsienietiška, tokie, žinai, tokie būna užsienietiški džinsai, kur tu... Kokybiški. Užsienį tu nusipirktum ir sakytum, tu juos pirkai kažkur ne Lietuvoje, žinai, nes tokie modeliai tokie, žinai, visokie būna tokie įvairesni dar kažkokie. Tai čia iš tų senesnių laikų, kaip mes galėdavom gauti kažkokį kitokį įdomesnį dalyką. Tai nusipirkau tos džinsus, nes buvo tik tai vienas dydis likęs ne 38, o 36. Ir jisai buvo taip, kad aš jau taip užsitraukiu juos, žinai, bet viskas gerai. Bet šiaip jie prastovėjo, aš nežinau kiek laiko. Tai dabar aš juos puikiausiai nešioju. Išlaukė. Bet čia tikrai pritariu tau, nes nereikia taip daryti. Per mažų drabužių tikrai nereikia pirkti. Per didelį tu gali susisiaurinti, žinai. Bet susisiaurinu, man va šitas irgi. Taigi imkit, kaip va čia rankovytę palengsi, čia... aš... bus to būsimo laiko. Čia reikia tą padaryti, bet... Čia tokia taisyklė ir netaisyklė, nes, pavyzdžiui, tarkim, vyriškas kostiumas praktiškai beveik yra neįmanoma, kad jisai gulėtų idealiai pirktinis. Tai jų taisymas yra ganėtinai normalus dalykas. Bet aš žinau labai jau techniniai momentai, svarbiausia yra iš principo, kad tų išpardavimų metu nepirktum visko karučiais ir nevilktum namo, dėl to, kad vien tik dėl to, kad etiketės raudonos klykia, komunikuoja tai, kad pirk kaip įmanoma daugiau. Taip, ir ta prasme tie kalnai, ta gausa ir ta prasme ir maždaug tau atrodo, kad kuo daugiau, tai reiškia, tuo tau sėkmingiau pavyko sutaupyti. O realiai tai tu išleidai ant daug smulkių dalykų, kurie paskui yra, tarkim, beprasmiai. Tai aš irgi, pavyzdžiui, tą momentą labai komunikuoju, kad, kažkaip susitarti su savimi, nes atrodo žymiai lengviau sumokėti, nežinau, tarkim, 100 eurų, bet turėti 4 daiktus. Techniškai tau atrodo psichologiškai, kad tai yra sėkmingesnis apsipirkimas negu vieną daiktą parsinešti. Bet jeigu tu pagalvoji, jeigu tu perki iš tikrųjų ir tu gebi oriai ir noriai tuo daiktu puoštis ilgai, tai geriau tu tikrai vieną kokybiškesnį, geresnį audinį, geresnį pasiuvimą ir taip toliau. Bet čia tokia taisyklė labai paprasta, bet žmonės vis tiek jos neįsavina. Ir aš pati save pagaunu, kad man gaila tą sumą kažkokią atiduoti. Ir kiekvienam ta suma, nuo kada gaila, yra skirtingas laiptelis. Kažkam gal juokingas tas 100 eurų, o kažkam gal didelis pinigas. Tai va, ta prasme, kiekvienas žmogus turi savyje nusistatyti, koks yra jo tas laiptelis, kurį peržengus jau yra tas kokybiškas gerasis pirkinys, kurį tu perki. Aš pagalvoju, man tai ne pinigų net gaila. Kaip pinigų gal reikia gaila, bet tos vietos spintoj. Kai tu prisiperki arba turi dalykų, kurių tau nereikia, nenešioji ir tiesiog ten tada bandai ką nors. Ar toj spintoj erdvių tuščių? Man patinka, tikrai, žinok, kai aiškiai matai, kas yra ir gali disponuoti tais dalykais, kuriuos matai, o ne kur ten tvarkingai sudėta, dar biškai paspausta. Bet reikia, kaip ir tu pati sakei, perduoti kitam. Tai tai bet jeigu tu prisiperki dalykų, kurių tau nereikia, tai tada tu kiekvieną kartą kilnoji ir galvoju, šito nenešiau, šito ir nenešiosiu, šito ir tą. O šitas yra naudojimas, kur 1000 kartų dėduosi kas antrą dieną. Bet aš, pavyzdžiui, turiu tokią savoką kaip asmeninis vintažas. Tarkim, čia galioja daugiau gal ne drabužiam, o aksesuaram, bet kuriuos aš, tarkim, nešioju ir tada jau akis pabosta, tas daiktas tau tarsi tampa toksai jau, išsemtas emociškai.
Jisai gal yra vis dar kokybiškas, bet tu jau nebenori jo tiesiog nešioti. Ir tada aš jį padedu kažkur, tai jisai turi palaukti, pabūti ir tada praeina kažkiek x laiko, aš atsidarau tą, kažkokią tai spintos dalį, pamatau ten tą daiktą ir galvoju, o jie, turbūt dabar tik aš išsitraukiu labai sėkmingai vieną rankinę, kurią pirkau prieš gal kokius daugiau negu 7 metus. Ir aš ją išsitraukiu, aš jos nepardaviau, ir visiškai kokybiškai atrodo taip pat puikiai kaip tada. Ir aš dabar ją nešiau ir sakau, čia dabar tokia kolekcija naujausia, to prekinio ženklo, wow. Ir aš sakau, ne, aš niekada neperku naujausios kolekcijos rankinių apskritai. Ir aš dabar gaunu daugybę komplimentų dėl to. Labai noriu padėkoti mūsų partneriams, kurių dėka vyksta šita mūsų laida. Taip, mes labai draugaujame su visais. Tikrai, bet aš ypatingai esu gerbėja kanumo šitų grybų. Jau nekartą esate girdėję mano atsiliepimus ir dar kartą pakartosiu, kas dar nesusipažinę, pavyzdžiui, kaip Marija, vis nesiryžta jinai kažko tai pabandyti. Ne, aš esu jau išbandžius, tik tai ne visus. Aš išbandžiau, man esminis dalykas yra tas, kad aš norėjau raminančio poveikio, nes manęs jau skatinti jau nebereikia, žinai, gyvenime. Bet tikrai, bet, pavyzdžiui, kai yra darbų maratonas ir žinai, žmonės sako, kad tu turi turėti energijos dirbti. O man yra kitas dalykas, man adrenalinas užsiveda ir aš negaliu sustoti. Ir man, ta prasme, tikrai labai reikalingas tas efektas, kad būtent, kai ateina laikas ilsėtis, kad aš ir eičiau ilsėtis. Tai, ta prasme, tai tas faktas, kad šitie kanumo, žodžiu, grybai funkciniai, jie turi skirtingas paskirtis, priklausomai nuo pakuotės. Ir vieni yra skirti tonizuojančiai, žodžiu, stacijai, kiti yra kaip tik raminančiai. Bet... Ir be viso to, visi šitie grybai ir jų labai, čia yra skirtingų įvairiausių grybų sudėtis, jie prisideda prie imuniteto stiprinimo. Vien dėl to, aš tą žinau, dėl to, kad aš kai turėjau plaučių uždegimą ir aš susipažinau su viena mergina, kuri man parekomendavo tuo metu vieną grybą, kuris yra šitų grybų Taip, čia yra grybos sudėtis. Sudėtyje yra tas grybas kardiosepsas. Ir aš jau vartodama vieną tą grybą pajutau poveikį, aš išgijau po plaučių uždegimo visiškai nevartodama antibiotikų. Nes būtent tas kardiosepsas yra grybas kaip natūralus antibiotikas. O čia yra ne vienas grybukas, čia yra tinktūros sumaišytos, labai išradingai atrastas receptas. Tai mes turim nuolaidos kodą. Nusirenk 15, pasinaudokit būtinai, o mes, kaip sakant, ir toliau naudojam kiekvieną dieną šios produktus. Maniškis yra Harmony and Peace. Kalbėjo. Nu tai, kad jau mano yra šiandien leista man jau apie tą vintažą pasisakyti pagaliau, ačiū Dievui. Tai klausyk, kokie geriausi atradimai? Nu, tu pati, aš taip suprantu, kad irgi dalyvauti ant tos apsikeitimuose, mainuose, visokiuose rūbų ir nekaupikės. Tai gal kažkas yra, nes aš girdžiu tas legendas, kad provincijos visokiuose turgeliuose žmonės atranda ten ir garsių prekinių mados namų, ženklų, kažkokių daiktų. Gal tu kažką esi radusi labai įdomaus? Jeigu esu radus, tai nežinau, nes neįsivaizduoju ne vieną to garsaus prekės ženklų. Čia mano įsilavinimo glastuka. Bet man daug yra tokių brangių dalykų, kur tu matai, kad ten 100-mečiai bus daiktai. Vienas tokių buvo Mova, kur man iškart atsimenu, toks buvo filmukas Ronja Plėščiuk. Ne, Sniego karalienė, kur Kajus Sniego karalienė pasigrobė. Ne, jinai skirtingos įsilavinimus. Tai va, net atsimeni, ir Ronja ieškojo savo brolio ir ten pas plėšikus papuolė. Ir ten kažkaip tai buvo, kad... Kažkas buvo su Mova. Nu, tai Mova. Ką norėjai pasakyti, ne? Šitą istoriją nebuvo labai sėkminga. Bet faktas tai jo, Mova. Šiaip Mova tai yra rankoms susidėti. Tokia super elegantiška pirštinių alternatyva. Tai aš esu absoliučiai už Movas, man nepaprastai gražu yra. O mane labiausiai traukia tie daiktai dėl savo kokybės. Nes, aš, pavyzdžiui, irgi ten turiu kažkokių bobučių, batukų prisirinkus, nes gerai, kad mano pėda nedidelė irgi, kaip ir tavo. Mūsų vieną, koks tavo batų? Čia dabar jaučiu kažkokią diskriminaciją, jau bijau net sakyti. Dabar aš esu pereinamame etape. Bandau į Hebrą įtraukti. Iš 38-40. Jūs? Čia rimtai? Kaip? Paprastai tik gali pereidinėti. Koja keičiasi, ir galima pėda irgi. Tikrai? Nuo 38. Nuo 39-40. Aš paskui 38, atsiprašau. Nuo 39-40. Mano 39,5. Aš nežinau, čia jums taip nenutiko niekam? Ne. Parašykite, prašau, mėly žiūrovai, kieno pėdą pasakyti. Pereidinėja. Aš žinau, kad pėdos platėja. Nu, tai keičiasi ir dydis bato. Ar jinai tik tai platėja, o batas nesikeičia? Gal tu dar augi?
gal aš augu iš tikrųjų. Beje, tarp kitko, mes šito laidoje praktikuojame tokį dalyką, kaip užkelk pėdą ant stalo ir parodyk batą. Man taip yra buvę. Va, aukštakulniai. Nu taip. Taigi tu metus laiko mane tiesiog Aš kas antrą baisiausiai. dieną keičiu, aš kartais ateinu su tokiam platformom. Mėly žiūrovai, atsimenate tą baisų kas smurtą negerai? psichologinį, kuris buvo naudotas Atsiprašau. prieš mane, nes aš su aukštakulniais vaikščiojau. Bjaurus oras ir plūduriuoti ten su tais kabliukais, atsiprašau, o kai yra, nu, žinai. Ineta, tu smurtavai? Taip, jinai Taip sakė. emociškai Psichologinis smurtavo smurtas. prieš mane dėl to, kad aš su aukštakulniais vaikštau. Ai. Tai dabar... Tai Keliam koją, palaikyti. Tai jau, kad jau čia jau taip, jūs žaidžiat. Ir tuo tarpu aš pasidaviau tam smurtui ir esu sušliurytė. Niekas nematė, kad kūno nėra. Nu tai ta prasme šlepetytė, tai yra Nu, vasara. Emilija, dėka. O dabar ateina jau, ne, tai čia turi būti visa koja. Nu tai aš išauklėtas žmogus, va, tiesiog. Kojom stalų nekilnoju. Tai čia pas mus yra toks žanras, čia tokia rubrika yra užkelk koją. Taip. Tai tavo apavas yra taip jau net mano šlepetytė pralenkęs patogume. Nu tai, nes gyvenu 10 minučių nuo čia, laukia 30 ir sūnus leido pasiskolinti. Nepasiteisinimas. Čia sūnaus. Kaip tvaru. Šeimoje Kada aš turėjau daugiausia batų, kai sūnaus batų dydis buvo toks pat kaip mano. Ta prasme, tikrai jam gausiai pirkdavo ir, nu, toks palikimas. Bet tu žinokit, pralenkus laikas, čia visai neseniai žmonės pradėjo, na, ta prasme, be lyties vertinti drabužius ir moteris rengtis vyriškais rūbais. Tai aš nuo gimimo esu tam pasmerkta, nes aš, nu, nežinau, kiek metų Kas likdavo nuo brolio. balio rūbais rengiama. Ir aš, ta prasme, man nušlaukdavau, nes, nu, brolis, tai kietas, tu tus normalius rūbus turi, nevaikiškus. Ir priau, jei, turi tą džemperį. Metalika. Ne, Metalika, tai buvo kuprinė, kur pats buvau pasirašęs irgi paskui vaikščiau. Aš Eminem buvau užsirašęs. Ade? Bet su rūbais aš turėjau tokią, kiek gal buvo deficito šeimoje, ten pirkti brandus ir kažką, tai aš turėjau fantaziją įsivaizduoti, ką aš turiu. Nes, pavyzdžiui, aš buvau didžiulė Egidijaus Dragūno gerbėja, Sel buvo mano, nu, visiškai mėgstamiausia grupė. Aš mintinai tas visas kasetės mokėjau, atsisukinėdavau, ko neturėjau, įsirašydavau iš M1 top 40 ir labai norėjau turėti Lenarus. Bet, Aš turėjau. Lenarai mano buvo patys kručiausi telšiuose. Nu, taip, Ir tai buvo rožiniai. Bet rožiniai, ta prasme, visiškai. Ir čia buvo ant rožinių lenarų su juodu markeriu buvo pasirašęs Mamontovas. O Dieve, mano. Ne, Aš būčiau net laikiusi. Taip. Ir įsivaizduokit, kaip man jaustis va tokiam nabagui, kur žino, kad Lenarų nebus. Nu, niekaip ten neuždirbta tėvų iki tiek. Ir aš randu ant antro aukšto kombinezoną su petnešom. Aš žinau, kad aš kokį 9 mėnesius tik su juo kiaurai varydavau golfas ir tie. Ir tik po kokių 20 metų aš supratau, kad tas kombinezonas tai buvo slidinėjimo. Kaip baisu. Šežu. Tas šeža. Kokius sezonus? Visus. Rimtai. Ir pradėjau rudenį, baigiau pavasarį. Visus mokslo metus, kaip tėvam patogu turėjo būti. Bet kas yra įdomiausia, kad aš tiek kietai jaučiausi, nu ta prasme kaip Egis, kad aš eidavau į klasę, nieks nesišaipydavo. Nes aš transliavau. Jie bijojo prieiti tikrai. Norėjau nuvilti tave. Aš vaikščiau, paskui mano keitėsi jau iš tos, žinai, iš Lenarų, aš perėjau į tokią metalistę, tokią kožą. Čia toksai būdavo ant tokio šniurelio. Aš nesaku šito pokalbio, kiek metų jums yra šitam laikotarpyje? Kokį 14-16. Ai, aš tai 3. Kiek? Aš sakau, 3. čia svarbu patikslinti. 10 metų, ne? 3. Bet Čia svarbu patikslinti. Nešiodavau tokio šniurelio, toksai didžiulis, toksai anarchijos ženklas. Žinai, metalistė. Čia kiek metų? Nu, aš tau nepasakysiu, 14-16. Aš 14 turėjau. Čia yra taip su, va taip padaryta, čia saktukai, žinai, taip. Tai blizgantis dar tokie. Ne blizgantis. Ne? Blakstienos mėlynos visą laiką padažytos, va tokios mėlynos.
Aš tai manau, kad mūsų šitoje laidoje, kai mes kalbam apie praeitį ir paauglystę, reikia rodyti, žinai, nuotraukas tokias šalia. Aš turiu nuotraukas. Tarp kitko, aš dabar prisimenu, kaip pasakėte apie nuotraukas, ašgi prisimenu, aš tikrai nusinėriau. Žinokit, nusinėriau, kas dabar, šiais laikais, tipo, jau dabar madinga, tie permatomi, tokie visiškai permatomi sijonai, kur triusikai persimato. Kai čia, žinai, nauja dabar tokia buvo užėję. Aš nusinėriau, aš buvau nusinėrus, va taip, su tokiom skylėm, ta prasme. Ir kas po apačia buvo? Triusikai. Kokie? Žinok, jau tikrai neprisimenu. Ar derinai spalvas? Nes tu šitą projektą esi mane baisiausiai išbarusi, nes tu tik mane lankiai Florencijai su tokia pačia nunerta suknelė. Atsiprašau, ten skilutės va tokios buvo. Jinai tokį pavydą priepolį sukėlė. Vėl buvo sunerta. Jinai su savo vyru sukėlė tokį. Taigi tu jau pasakoji iš toj laidoj. Dar kartą reikia apie tai pasakyti. Nes ir tai buvo baisu. Išliek nuoskauda. Tikrai. Ir dabar netgi aš atsiųsiu prodiuserį, kad jinai montuotų tą visą video, kaip aš užsidėjau tą staltiesę, va čia užsirišau, kad užsidengti savo papyčius, kurie visiškai nebuvo išreikšti ar kažkaip tai gundančiai. Jie yra visada gundančiai išreikšti. Tu kai ir mėgi, jie gundančiai išreikšti. Kiek jūs patyrusios, dievai. Ir mes labai dėkojam mūsų partneriam ir draugam. Štai, NMF Home. Tai yra įvairiausi namam skirti dalykai. Bet viskas, nuo čiužinių iki interjero detalių, ir svarbiausia, kad viskas pagaminta Lietuvoje ir kad tai yra greitas nemokamas pristatymas ir svarbiausia, kad jūs turite patys įsitikinti tuo. Mes aplankėm jų socialinius tinklus ir jų internetinį puslapį ir tikrai toks platus pasirinkimas ir kaip mane žinot visi, aš visą laiką prioritizuoju lietuvišką produkciją. Tad, ir greitą pristatymą. Čia jau tu šitą prioritizuoji, aš tai lietu gyvenimą. Man svarbu, kad greitai. Aš užsisakau, ko aš noriu iš karto, kad būtų, o su jais taip ir yra. Bet jūs būtinai aplankykit. NMF Home. Gerai, klausykit, grįžkite prie paauglystės. Aš noriu pasakyti apie tas aprangas irgi labai šmaikščių dalykų, dėl to, kad sakiau, ką jūs čia darėte, uždarinėjot. Antroji klasė, tai mane vis dar... Trečioji. Nu, dabar aš jau nežinau, bet toj pradinėse klasėse, tai aš tikrai dar atsimenu, kaip mane rengė mama ir linkėjimai. Žodžiu, nes mano mama buvo labai kažkaip tai susižavėjus raudona spalva ir, žodžiu, ir jinai mane rengė nuo galos iki kojų raudonai, pavyzdžiui. Wow. Ir man užtruko po to kokius 30 metų apsirinkti raudoną drabužį. Čia koralas, atsiprašau, lašišinis gali būti su atspalviu. Čia ne raudona? Čia ne raudona. Ne, čia yra koralas. Ai. Bet aš dabar jau ne, bet aš... Koralo nuo raudono? Atskiriu, tai kaip būtų mane laikai. Kad čia raudona, nu taigi... Prašyčiau. Čia ką? Mėlynos yra? Čia raudona? Čia gerudė gėlynė, kaip išėjai. Ne, bet faktas tas, kad aš jau dabar dėviu raudoną spalvą, bet sakau, man užtruko tikrai ilgai ir aš turėjau tokią labai išreikštą didžiulę raudoną kepurę, o kaip matot, mano šiaip proporcijos ir galvos ir kitų kūno dalių yra išraiškingos, tai man dar uždėti gigantiškos apimties kepurę, ta prasme, tai buvo irgi toks įdomesnis rezultatas. Tokia įdomi mergaitė buvai. Taip, aš niekada nebuvau nuobodi. Niekada nebuvau nuobodi mergaitė. Tai va, tai žodžiu, tai aš perėjau iš tos raudonos spalvos ir tada man jau norėjosi maištauti ir aš tada buvau reperė, kai jūs čia buvot celai, tai aš įsivaizdavau, kaip atrodytų Eminem mergina, tai aš, žodžiu, klydau, nes jam patiko visai kitokios merginos, bet aš, žodžiu, turėjau... Gavau sėkmingai tokias nusmukusias kelnes ir, žodžiu, ir buvau su tokiu džemperiuku. Aš tik tai keletą apsirengimų turėjau, bet juos tikrai labai tvariai dėvėjau nuolatos ir tada tokius nežmoniškai sunkius batus, masyvius tokius sportbačius, kurie kiekvienas svėrė tikrai po kaip 1,5 kilogramo. Ir aš jau mokyklą, kur reikėjo užlipti laiptais tokiais, aš stinu tą lipimą su tais batais ir aš, ta prasme, kopiu kaip į kokį Everestą link tos pamokos savo, bet aš su tais batais, aš su jais ir tai yra esmė. Po to einu iki troleibuso ir einu vėl kaip išvykiai. Stiliaus ikona. Mados auka tiesioginė dalyvė. Tikrai mados auka, bet kokia aš buvau laiminga. Aha. Ir ta prasme, ir viskas, kaip sakant, tikslas pateisina priemonės, dėl to, kad aš buvau nepaprastai laiminga reperiukė. Ir mano tikrai, kaip sakant, super tolerantiški tėvai man leido netgi pasirišti po kakliuku tokį simbolinį lapelį augalo vieno. Ir aš su tuo, supranti, žolės lapeliu po kaklu, nepilnametė, kuri tos žolės taip niekad gyvenime ir nepamatė.
Taip ir liko simbolį gimėti. Klausyk, žinok, labai tiktų dabar tą istoriją, tu man ją papasakoji ir dabar akise stovi tas, tave labai charakterizuoja ir atskleidžia labai fainai, galėtum papasakoti, kaip tu ten prisimeni, kai į parkelį, kur visi tavo kursiokai sėdėjo ir susėdė. Ai, tai vienareikšmiškai. Žinok, va šitą istoriją čia taip kaip saldainis. Ne, tai čia apie tai, kad, dėl ko aš apskritai pasakau mados keliu. Aš niekada gyvenime negalvojau, kad aš dirbsiu mados industrijoje ir kad aš apskritai, tai nebuvo mano kažkokia tai tikslinė svajonė. Ir aš po mokyklos ilgai, žodžiu, blaškiausi, nežinau, kuo aš noriu būti, ten ir taip toliau buvo toks mano tikrai labai, labai specifinis gyvenimo etapas. Ir, žodžiu, ir aš įstojau į kultūros istoriją ir antropologiją. Ir tai buvo... Mano svajonė profesija, buvo antropo aktorinio. Aš tik šitas dvi įstojau. Tai mano tikslas buvo toksai, kad aš įstočiau kaip įmanoma platesnę, žodžiu, spektro tokias analitinės studijas, žodžiu, ir tada magistrui jau pasukčiau kažkokią kryptingą konkrečią sritimi, jau, žodžiu, jau supras, kas yra tavo profesija tikroji. O čia yra toks, žodžiu, išsilavinimo klausimas. Na ir aš įstojau rugsėjo 1 ir aš atsimenu, taip yra svarbu, žinai, tas pirmas įspūdis ir taip toliau, ir aš galvoju, kaip aš apsirengsiu. Ir aš, ta prasme, apsirengiau nepaprastai dalykinį tokį kostiumėlį, kelnių ir švarkelio, juodą, labai gerai atsimenu. Ir, žodžiu, ir tada tokias basutes, jos buvo aukštakulnės su platforma, bet irgi tokios labai nuosaikios. Na, ta prasme, iš principo tai aukštakulnis batas, bet nuosaikus. Žodžiu, ir aš tokia, na, tokia pagerinta verslininkė. Kokia spalva? Juoda, aš buvau visai juoda. Juoda. Ir, žodžiu, ir sakau, tokia pagerinta dalykinio stiliaus, žinai, atstovė. Būsimoji akademikė. Akademikė, taip. Ir, žodžiu, ir vykstu šitą rugsėjo 1 ir ta šventė viskas puiku ir viskas vyksta ir pavyksta. Ir aš tokia labai jau visą tam noriu su visais bendrauti, žodžiu, pilna emocijų. Ir mano kurso draugai visi sako, na tai mes po šitos šventės, žodžiu, naikime čia šalimais esantį, žodžiu, skverą ir, nu, susipažinti labiau ir taip toliau. Ir mes kažkaip einam ir aš tenais viena pirmųjų einuto su ta visa grupė ir mes ateinam į tą skveriuką. Ir tenais tokie suoliukai senamiestį, žodžiu, ratu. Ir aš atsisėdu ant to suoliuko ir tada ateina likę 57 mano kurso draugai ir visi iki vieno susėda ant žemės. Ir tada aš supratau, kad štai ir vyko tas lūžis. Ir mūsų tarpusavio ryšys sulūžo. Ir tai tapo labai labai įdomiu, na, tokiu postūmiu man apie tai, ta prasme, daugiau galvoti. Ir gilintis būtent iš antropologinės pusės. Kodėl mes vienas kitą nuskaitome ir tarkim, na, neprisileidžiam to žmogaus. Tik tai dėl to, kad jisai atrodo kažkaip tai kitaip negu tu. Nu, ir tada aš pradėjau rengti, žodžiu, madų šou savo universitete tam, kad aš juos mirtinai nervinčiau tos kurso kolegas. Ir, žodžiu, ir vaikščiau su aukštakulniais, leopardiniais, visokiais ir taip toliau. Ir, žodžiu, visai kaip žaidžiau tą madą ir supratau, kiek man tai yra smagu. Ir kuo aš išaiškingiau rengiausi, tuo jiems buvo didesnis nervas ir, žodžiu, ir... O tai ką, jie tikrai ir kažkaip nervindavosi? Taip, todėl, kad istorijos fakultete buvo toks didis įsišaknijęs manimas, kad intelektas prieštarauja, žodžiu, na, kažkokiam tai žaidimui su mada. Jeigu tau yra smagu, tam, tarkim, spalvingi drabužiai, kažkokie tai aukštakulniai, rankinės ar dar kažkas, tai nemaišas koks nors, kuris velkas, žinai, bulvių šalia tavęs. Tai tada reiškia, kad tu esi nepakankamai intelektualus, kas yra iš tikrųjų žiauri klaida. Bet čia tokia labai ankstyva paauglystė atrodo. Nors... Nu, čia net ne paauglystė, čia mes jau su visi suaugę žmonės. Ne, tai supranti, pavyzdžiui, menininkai, aktoriai. Taip. Tokie maišas. Ne, taigi tu turi neplat galvos. Toksai biški pilkuma, visi juodai, žinai. Visi juodai ir tada juda visi kūnai. Juda, žinai, ir protas tokie nunulinti. Arba nude, žinai, visi šokiai. Žinai, arba ne? Basi. Prisiminiau tą aukštakulniai iš karto yra, supranti, jau kažkas su intelektu. Bet aš, žinok, lygiai tą patį galvojau, tam tikrų savo... Matai? Aš nesididžiuoju ir atsiprašau. Ir man jau gyvenimas už tai, žinok, kad keršio. Nes buvo Velykos ir aš tada gal jau buvau labiau tokia, nu, prie pankų, nu, neformalas, koks nors ten pavadinimas. Velykos. Tai Velykos ir mes su geriausia draugė vaikštom Bernardinų kapinėse, nes ten tikrai anksčiausiai ateina pavasaris Vilniui. Nu, ten nuostabu. O, bet čia vėlgi... Kapinėse, daugiau nedaryk šitų nesąmonių. Supranti? Pavasaris tikrai neateina kapinėse, bet... Nu tai, Jėzus, ten stiliai, čia menininkai, žinai, čia yra menininkai. Ir aš einu savo visą neformalę su draugė ir išlenda gotai išlenda iš Jėzus, palaukit, Jėzus. Ir man gotai sako, fifoms čia ne vieta. Kaip jaustis?
Kai tu esi jau beveik pankas, o tau va taip gotai sustumė kapinėse. Kad aš esu tas, kas tu esi, žinai. Taigi, Norėjai pasakyti. Taip, mes beveik broliai. Aš irgi gotė, žinai. Tai jau matei. O taip, bet aš irgi atkeršėjau savo gyvenime, todėl kad visi, kurie, žodžiu, traukia mane per dantį dėl mano tos aprangos kaip tariamai kažkokio tai neakademinio, žodžiu, pasirinkimo, tai mano kerštas yra toksai, kad aš 13 metų be pertraukos dėstau universitetiniam lygmenį. Ir tavo diplominis darbas buvo irgi tematika labai gera parinkta, žinai. Linkėjimai, kolegos. Žinai, mėgaujasi, dabar. Sako, kerštas nėra saldus, ne? Ne, o jos, kokia saldoma. Šitas. Cukrelį galima gauti. Matai, ta prasme, kiek tu turėtum jausti ir dėkingumo jiems, nes būtent jie įkvėpė, savotiškai. Ne, tai taip. Tam, kaip sakyti, tokiam kaip ir maištingumui ir tokiam savęs supratimui. Per konfrontaciją pajautimui. Ne, tai aš iš viso pirmas žmogus Lietuvoje, iš tikrųjų pasukau mados antropologijos tema, kad iš principo kas yra mados antropologija ir ta prasme, kaip atsiranda mados tendencijos, kodėl jos atsiranda, kodėl skirtingose laikotarpiuose žmonijos visą istoriją galima papasakoti per madą. Ir ta prasme, tu gali madą vertinti absoliučiai kaip mokslinį dalyką. Ir ta prasme, ir staiga viskas apsivertė absoliučiai aukštyn kojom. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip aš buvau, žodžiu, tokio karališkų, žodžiu, ten buvo vestuvių komentavimas televizijoje ir tiesioginis eteris, 4 valandas tiesioginio eterio ir mes buvome 3, vienas žmogus buvo aš, o kitas žmogus buvo Vilniaus universiteto rektorius to universiteto, kuriame aš baigiau kultūros istorijos ir antropologijos studijas ir mes sėdėjome kaip ekspertai ir ta prasme ir komentavome ir aš jam užkulisiuose papasakojau tą istoriją, sakau, jūs žinot, sakau, kaip aš atėjau iki to, kur aš esu dabar. O kodėl gotai išnyko? Subkultūros apskritai išgyvena tam tikrą tokią krizę. Dėl to, kad, supranti kodėl? Todėl, kad nebėra draudimo būti, kame subkultūrų yra įdomumas. Subkultūros prieštarauja kažkam. Jos maištauja prieš visuomenės normas, prieš įsitikinimus kažkokios, tai yra, ta prasme, kažkokios laisvės siekimas nelaisvės laikais. O mes dabar atėjome į tokios laisvės periodą, kai mes priemam visus absoliučiai, kai žmonės gali būti kuo tik tai nori, kas tik tai nori ir visi tarpusavį priimti vienas kitą, visi skirtingi būti. Nebėra prasmės maištauti, nes tu nebeturi prieš ką maištauti. Ir iš tikrųjų subkultūros iš principo praranda savo pagrindinį motyvą, kodėl žmonės apsijungia į kažkokį tai bendraminčių ratą ir jie prieš kažką kovoja ir turi kažkokią savo misiją. Nebėra tos misijos, nes visi dabar gali būti kokie nori. Gėlių vaikai tik tai, žinai, visą laiką išlaiko savo, žinai, ir... Dabar viskas. O tai kokią misiją jūs augini, barzdą ir tampi hipsterį? Bet klausykit, mes turime naujų misijų šitoj laidoje. Mes čia dabar vis pagalvojam, kad yra šmaikštu labai su mūsų sveteliais pažaisti kokį nors žaidimuką. Dar galima vieną klausimą. Čia bus daug klausimų. Bet man labai įdomu apie tuos hipsterius. Hipsterius. Jo. Irgi nykstanti rūšis. O taip, bet kas yra hipsteriai? Nu šiaip, kas yra hipsteriai? Nes žinai, kas yra? Kas jie yra? Ir, pavyzdžiui, kažkas buvo, kad reikėjo ar tai suvaidinti, ar kažkas iš tos serijos. Ir aš galvoju, kad aš nieko nežinau iš tikrųjų, kodėl jie yra, kodėl jie taip susivadino. Buvo hipiai, tapo hipsteriai, kas čia tokie? Taip, tai toksai yra, žodžiu, atsipalaidavęs nuo prabangos nepriklausomas, žodžiu, žmogus, kuriam viskas yra paprasta, laisvė, žodžiu, pasižiūrėkit, kas yra, pavyzdžiui, tarkim, sako, hipsteriškas interjeras, tarkim, yra toksai. Tai ką, tai reiškia, kad bus kažkokie vintažiniai padriki baldeliai, kad bus kažkoks sėdmaišis. Bet tai labai svarbu viskas irgi. Tai labai svarbu, tai yra prangos irgi stilius, ta prasme, kad jisai iš principo įmas irgi daug įkvėpimo iš praeities, kad tai yra, tu pasakėt, kokios nors, žinai, plačios vyriškos atraitotas kelnės, kokios nors grubus batas. Aš iš karto matau to žmogų, ten kokios nors ūsiukai. Ir charakteristika kažkokia tokia. Tai irgi subkultūra, tai taip. Bet ar tai nėra tik labiau apie vizualumą, be kažkokio tokio gilesnio turinio? Čia aš nekritikuoju, bet tiesiog aš kaip hipsterė. Ne, aš kaip hipsterė. Kaip žiūrėti, bet moterį hipsterė. Kaip, sakykime, aš galėčiau iš charakterio ją suvokti? Kokia tai yra moteris? Mes turim pakviesti hipsterių subkultūros atstovai šitą programą, aišku, bet šiaip tai apskritai, tai tau jau reikia išsivaduoti šitų aš kaip moteris, aš kaip vyras, nes ateitis yra belytė. Aš suprantu, bet čia mano jau dabartis yra belytė. Mano vaiko mokyklai gyvūnai laksto. Kas? Gyvūnai. Kas gyvūnai, nesupratau? Laksto. Ta prasme, jau lytis nėra svarbu. Tai, kad tu žmogus yra boring. Ai, kad, ta prasme, kad jie save identifikuoja kaip gyvūnai. Taip.
Taip. Tai nieko tokio, aš tiesiog klausiau dėl to, kad dar moteriškus vaikus. Ne, bet šitas klausimas yra nepaprastai įdomus ir čia jis visai yra nepokštas. Tai yra mūsų laikmečio vienas iš tokių radikalių visuomenės virusmų ir ta prasme tas apskritai atsiradęs klausimas, kaip tu save identifikuoji. Pavyzdžiui, yra tikrai labai įdomus. Vat, mūsų, aš dirbu televizijos užkulisiuose, žodžiu, rengiu įvairių laidų vedėjus. Ir aš, ten sukuosi, užkulisiuose vyksta įdomiausi dalykai. Ir ateina labai įdomus žmonės. Ir jie pasakoja savo visokias istorijas. Ir, pavyzdžiui, ateina vienas žmogus ir sako, man prieš keletą dienų gimė vaikas. Ir aš maždaug, o ne, tu kaip nuostabu, sveikinu. Ir tada aš jau pagaunu save mintyse, kad aš nesu tikra, ar aš galiu paklausti, ar tai berniukas ar mergaitė. Tai va, tai Lietuvoje, ta prasme, mes dar esam tikrai labai arti tų šaknų ir ta prasme ir to, tokio paprasto bendravimo ir paprasto supratimo. Gali klausti, koks vardas. Bet ar jūs spaudimas, 9 dienų turi vaikų vardą sugalvoti. Bet ar jūs nepastebėt, kad mes einam link to, kad pas mus atsiranda vardai visokie tokie keisti ir ta prasme, kurie jau išeina iš bet kokių tai normų ir atsiranda ten, nežinau, pasaka, kosmosas. Pas mus dar tokių Y nėra, bet ta prasme, bet mes jau pradedame eksperimentuoti su tais tokiais alternatyviais vardais. Ką tai reiškia? Kad mes nueiname nuo to tradicinio požiūrio į vaiką ir iš principo mes jau komunikuojam, kad gimė vaikas. Ir tada, pavyzdžiui, tai kokios jisai lyties, jisai gal pats apsispręs, yra toks pasakymas, ta prasme. Iš tikrųjų, jūs ta prasme kikenat, bet čia visai... Ne, taip, tai anksčiau tai buvo su krikštu, kam aš vaiką krikštysiu, kai užaugs pats apsispręs, kokios nori būti religijos. Dabar perinu su vardu, taip. Tada jau slengasi į lytį. Tai viską. Gimė berniukas, bet tegul apsisprendžia, ar jisai yra berniukas. Bet tu taip tą sakai, ta prasme, grinai iš, tu kalbi iš savo perspektyvos, aš kalbu iš tos analitinės perspektyvos. Ta prasme, kad aš pati neprimetu savo dabar konkrečiai to, žinai, pozicijos. Bet faktas tas, kad pasaulis yra absoliučiai radikaliai besikeičiantis konkrečiai šitoj lytiškumo temoje yra nepaprastai įdomu. Ir tada aš, pavyzdžiui, žiūriu ten, Italiją, kiek jinai yra tokia, žinai, oazė, tos praeities oazė, nes jie, pavyzdžiui, iki šiol kabina ant durų mieste, ant lauko durų, net kaspina, žodžiu, arba šviesiai mėlyna, arba šviesiai rožinė. Ir visa gatvė žino, kad toj laiptiniai gimė mergaitė arba berniukas. Bet ta pačia labiausiai tradicinė prasme, ta prasme, žinai, žydra ir rožinė. Bet Marija, o tiesa, kad anksčiau, nežinau, ar Lietuvoje, ar pasaulinė tendencija tai yra, kad berniukam būdavo raudona spalva, kaip energija, karingumas, o mergaitė mėlyna rožinė. Aš tiksliai nepasakysiu, kada buvo priskirtas tas rožinės ir žydros klausimas, bet jisai taip, jisai yra iš principo artimas šiuolaikiniam pasauliu, bet trumpai galioja, kitaip tariant. Nes dabar viskas, pasižiūrėkit, net ir Lietuvoje, kūdikį rengti, ten tarkime, mergytę, biologiškai mergytę gimusią, rengti rausvai jau yra tarsi, toks nelygis, dėl to, kad, dabargi mes smėliniai tada kaip nors ten rengia vaikus, ten, žinai... Žinok, smėlinį vežamės į gimdymo namus ne dėl to, kad norim kažkaip ar ne rožinį, ar ne tą, tiesiog tu nežinai, kas gims. Jogi, gal aš nusisukas. Ne, bet turime menį, kad mes... Bet tikrai, žinok, nežinai, kas gims, aš tikrai, tau gali sakyti daktaras, kad, oi, koks pimpaliukas, ar ten, žinai... Bet... Stiliaus prasme yra dabar jau nebelygis dovanoti, ten, paaiškiai, nežinau, neši dovaną ir žinai, kad gimė mergaitė. Ir, jeigu tu neši, žinai, viską rožinį, tai tu esi tarsi toks, žinai, kaip čia atsilikęs požiūris. Oi, man tai būdavo įdomu stebėti, kaip skirtingi žmonės reaguoja, kai aš turėjau sūnų ir labai platų skonį. Tuo metu, ten, kai jis buvo kūdikis. Ir jeigu aprengiu rožiniais, kas man gražiai buvo, ten suderinį, ten su kokiam kitom spalvom, aš bijau prie spalvų derinį sakyti. Bet tu kokie esi pralenkus laiką, tu rengėjai rožiniai savo vaikus? Tikrai taip, nes aš, man šitas atrodė labai buga visada, kad spalva kažkaip su lytim susijus. Tai čia kūdikis, Jėzus. Ne Jėzus, ta prasme, kūdikis. Ir jo, argi žmonės ten sakydavo apie, oi, kokie gražiai, kaip ten kas, ir ten aprengi mėlynai, ir oi, koks stiprus, nors tas kūdikėlis tiesiog 3 mėnesių kūdikėlis. Bet apie tą lytiškumą, tai pavyzdžiui, apie tą savęs identifikavimą, tarkim, tikrai aš domiuosi to klausimu, nes man jis yra labai, labai įdomus ir aš šiaip tai stebiu, pavyzdžiui, ant kiek tai yra ryšku Holivudo žvaigždžių vaikų tarpe, toks, sakyčiau, masinis reiškinys, kur save identifikuoja tuo lyčiai nepriklausomų žmogumi. Lietuvių kalba šis dar labai sunku tą pasakyti. Kur jie, taip, aš, pavyzdžiui, tikrai kažkada tai bandžiau suprasti, kaip lietuviškai reikėtų pasakyti, jeigu tie žmonės anglų kalba prašo save pristatyti they, tai lietuviškai turėtum sakyti jie jos. Taip, kas... Dėl to, kad negali pasakyti jie, nes jie tada yra jau iš karto apeliuoja vyrišką, tai tada turi sakyti jie jos, tai tada kaip tu tą sakai? Belyčiai.
Ne, tai jie jos... Abstraktalyčiai. Ne, tai jie Nes jos lytis atėjo. yra, bet- Jie jos atėjo. Jie jos išėjo. Nu, pavyzdžiui, aš išeinu, apleidžiu šitą patalpą ir jūs sako, žiūrėkit, jie jos išėjo. Nu, mums nepaprastai sunku yra tą pasakyti. Tai ką daro kalbininkai? Jam yra tikrai proga pasireikšti šitokia. Būt naudingai šitokia. Ne, nes aš tikiu, kad Lietuvoje, nu čia, pavyzdžiui, žinai, čia šiaip yra nepokštas, dėl to, kad aš tikiu, kad Lietuvoje jau tikrai yra ir nemažai tokių žmonių, kurie taip save supranta. Tai man labai įdomu, kaip jie tą kalbinę prasme iškomunikuoja. Tai žodžiu, kaip sakant, jeigu kas nors turi vaikų ar panašiai, parašykit, nes man tikrai labai įdomu yra. Skaityk ir atsakyk. Ir atsakyt, skaityk ir atsakyk, kas Čia ne kozirių kažkoks žaidimas, ne? Čia viena korta. Kuriam savo, kuriai, arba kuriam, savo buvusiam, arba buvusiai, tu ir dabar sunkiai atsispirtum. Nu, prašau. Prašau, atsispirtum. Vėl mes nepažįstam nei vieno, tai gali sakyti, bet kurį. Tai antram, gal nežinau. Jo. Antram, geras. Linkėjimai pirmam, kuris nuvylė. Neteisingai atsakinėjai klausimus. Žiūrėk, tą akimirką. Parodyk, kaip reikia net. O Dieve, koks gėdingiausias dalykas tau nutikęs pastaruoju metu? Paratai, bet kad aš tokia begėdė esu, tai man palauk. Aš žinau, kad aš Tu žinai? Tu papasakok, gal tu žinai, kas Man grįžo rugsėjo 1 istorija apie gėdą. Nu, labai įdomu. Buvo panašus laikas, bet ten irgi, kad ir mano jaunesnis brolis, jam buvo kokių gal 11. Tokie buvo poilgiai plaukai, paauginti gerokai. Ir aš kažkodėl sugalvojau, kaip tokia, o aš jau buvau įstojęs į akademiją. Tai turiu pabrėžti, kad buvau tokia gana brandaus proto jau žmogus. Ir aš sugalvojau, tiesiog pajutau iš vidaus, kur tu turi tiesiog tą pajutimą, kad aš moku nukirpti žmogų. Sakau, aš tave galiu nukirpti. Stilingai. Ir jis vargšelis patikėjo. Taip, jis atsisėdo žmogus prieš rugsėjo 1 ir aš jį pradėjau stilingai kirpti. Nes aš tikrai žinojau, kad aš moku. Ir pradėjau nuo galo, aš net mačiau, kaip tą šukuosiną padarysiu, ta prasme visiškai aišku. Vyras ar moteris? Brolis mano? Ai, o Dieve, brolis čia šeimoje. Taip, mano brolis, 11-metis brolis, jaunesnis brolis. Ir aš kaip ta gerokai vyresnė sesė studentė, jį kerpu, kad čia taip ilgiau būtų priekio, jo priekio ilgesni, ten gali trumpesni. Ir pradedu kirpti. Namus kirpimas vyrui. Jo, bet nustilingai. Bet jinai matė, žinai. Taip, aš mačiau. Kerpu, kažkaip ne visai taip išeina. Pirmą kartą gyvenime kerpu. Kerpu toliau. Su medžiagų žirklėm, su popierių žirklėm, taip? Žirklės, normalios. Ne, normalios. Tada ateinu pas tėtį, o tėtis mano tikrai moka kirpti. Sakau, klausyk, biški čia neina, gal tu turi skutimo mašinėlę. Tėtis šaunuolis, kad atėjo patikrinti, ką man jūs reikia. Tada atėjo mama, tada aš dar bandžiau kažkiek, bet tada pradėjo, mama užsidarė spintoj, verkė balsu. Mama. Tėtis išėjo rūkyti, o brolis žiūrėdamas į save, tiesiog jam rėdėjo ašaros tam 11-mečiui, nes buvo, aš realiai nuskutau pusę galvos, o čia liko tie ilgi plaukai. Ir tada buvo mano toks išeities taškas, kad gal man tiesiog... Kiek šito metų buvo, kad jam buvo 11, tai aš suprantu. Tai aš nuo to pradėjau, 20. Aktorinė. Nėra labai brandus požiūris. Ne. Savo šeimos narius. Ne. Aš dar ties to mama spintoje irgi norėčiau susitvarkyti. Čia buvo mamos reakcija, ateini žinai nusileidžiau prieš rugsėjo 1 ir pamatai savo vaiką, kuriam kitas vaikas taiga nuskuta pusę galvos. Bet tavo mama spintoje, aš pažįstu tavo mamą. Taip. Spintoje jinai. Čia tokia buvo impulsyvi. Paskui jinai verkė kur nors kitur, turbūt gal kambarį. Kitas vaikas perėjo iš spinto, bet čia aktoriai, žinai. Taip, ten buvo daug dramos. Kaip Eglė Gabrienai, tai aš gal jau esu pasakojus tau, kaip pasakoju, žinai, sako, iš tikrųjų, tai žinai, sako, būti aktorė yra prakeiksmas, nes tu, žinai, ten turi dramą kažkokią vidinę, žinai, ir vyksta gyvenime kažkokie dalykai ir tu, žinai, jau taip kaupi tą graudulį, galvoju, grįši namo, išsibliausti, žinai, normaliai ir taip, žinai, grįžti namo ir taip ateini, žinai, užsidarai, žinai, užsirakini, prieini prie lango, žinai, ir taip atrodo, va dabar paleisiu visą gazą, žinai, kiek visą dieną nešiaus tas ašaras. Ir taip žiūri, taip lyja už lango ir galvoju, Dieve, kaip aš gerai atrodau dabar, toks karas. Ta prasme, žinai, lietus lyja ir aš verkiu, sako, tu net išsibliaut normaliai negali, nes tu visą laiką.
Bet jūs, aktoriai, einat prie lango verkti dėl to, kad kažkas vis tiek turi jūs žiūrėti. Ne, ką, taigi tave filmuoja. Jeez, Marija, nu kaip tu galvoji, aš nesuprantu, aš nesuprantu, ką net. Kaip tau neaišku? Aš irgi tada Florencijoje eisiu pavert prie lango. Jo. Aš taip pat Oi, Florencijoje yra daug vietų, kur galima paverti gražių. Kur gerai atrodytum. Esu bandžius kelias. Yra netgi sindromas. Verkimo Florencijoje. O Dieve, Ne, žinai ką yra- prisiminiau, Aš Florencijoje pamiršau yra labai gražių vyrų. Ten Prisiminei? Jo, tikrai prisiminiau. Nes mes nuėjom papietauti, kur aš užsisakiau prieš pietus kavos, kas buvo. Taip, aš pamenu tą gėdą visuotinę. Va, apie gėdą sakei. Va, tai gėda. Taip, tu Ne, tik. man nebuvo gėda, ten buvo gėdinga. Man viskas. buvo tavo gėda, gėda. čia mano gėda. Mano gėda, tavo gėda, kokia tavo gėda, Ineta? Tai va, ne, nebuvo gėda. Nu, Žodžiu, labai ilgos darybos vyko dėl to, kad... Bet aš apie vyrą, tą, kuris sėdėjo prie tos kavinės, kai mes jau išėjom papietavusios, jau užtrukusios su to savininku, mes prasidėjom gal kokį gerą pusvalandį, jis jau uždarė visą kavinę ir mes ten dar sėdėjom štai. Tai buvo kokios 2,5 valandos. Buvo 2,5 valandos, nenorėjau išplėsti. Tai tikrai nebuvo pusvalandis, bet laikas yra... Taip, ir tada mes dar išėjom ten kažką, ne, ir sėdėjo toks vienas vyriškis, kur Marija pamiršo apie savo santuoką. Ir sakiau, ne, tai čiuk šitą sakai, vyrą, čiuk nes tą jis yra- yra, ir- nes jis yra labai energetiškai, sakau, Ir tikrai. aš tą pajutau, ir jisai niekiek nepažiūrėjo į Mariją, gal tik tiek. Taip. Ir visą laiką žiūrėjo susikoncentravęs į mane, žinai. Ir jisai čia toks lengvas buvo dabar. Lengvai taip. Tarsi, jis Šiandien bandau pasistiprinti, kad tikrai. Jis kiek nežiūrėjo į Mariją, gal tiek, bet jis žiūrėjo į mane. Ir kas tada? Ir jisai toks vyresnis, kiek jam galėtų. Ir jisai žiūrėjo veltui, nes ne. Nes aš sakau, man neaktualu, žinai, ta prasme, nu ne. Bet vienas Kas dalykas labai neaktualu? įdomus, žinai, Konkrečiai kas neaktualu? nu su juo aš nenorėjau. Pabendraut, Toks biški per susipažint. pavojingas, toks biški raganius, toks biški. Ir nežinau. Tai už tai aš ir sakiau, kad tau tinka. Aha. Ir... Nes jūs galėtumėte abudu raganauti. Ir pamatyti. Tu raganauji? Taip, ištisai. Aš atsimenu kojas taip, nes jūs turėjote vienodą tatuiruotę. Įsivaizduoji? Savo tatuiruotę aš piešiausi pati. Vienodą Tu tatuiruotę. išeisi pati tatuiruotę. Aš pati nusipiešiau, kurią man padarė ant kojos. Nu, ta prasme. O tai čia nėra simbolinė šito, dieve mano, kaip jisai vadinasi, piligriminio tako, čia nėra tas prasme simbolis. Ne, nežinau. Ne. Strėlytė? Tai va, strėlytė, strėlytė, taip. nu, Jo, taip. strėlytė. Tai Nu. pasistrėlytė. Tai čia gali būti ir vyriškos gametos ženklas. Irgi. Arba eik tiesiai. Tai pas mus buvo strėlytės ant pėdos, tos pačios. Žodžiu, Nu, aš bet apie čia tai, nėra kad labai jis- retas ženklas strėlytė. Ne, bet, Bet kaip istorija, labai gerai. bet jinai, suprantamai, išvaistė šitą šansą, todėl kad jie galėjo būti du raganiai ir raganauti savo kartu. Arba jie pasidalino pasaulį į dvi dalis, kad jis galėtų raganauti ten jį čia ir energija susitiktų. kažkur. Gerai, baigiam. Nebeįdomu, gal Neįdomu šitą, neįdomu šitą. Nu, ką tu atsakysi? Tai čia tavo korta. Kodėl aš tavo kortą turiu? Aš perskaičiau tavo kortą. Ne, čia mano yra gėdingiausia. Ne, jos, tavo, mano. kurią man neatsispirtų. A. Čia jos korta. Aš galvoju, aš jau šitą girdėjau klausimą Tokia kažkaip. isterija, ne, yra mūsų Taip. laidoje. Jei galėtum keliauti laiku, į kokį laikmetį nukeliauti? O, Dieve, kaip nuobodu, koks neįdomus kalbų. Kaip miela. Kaip miela, so sweet. Ačiū. O, bet kokį laiką. O, Jėzus. Aš keliaučiau, žodžiu, mano yra barokas, rokoko. Rokoko, į Taip. patį Ir ištvirkeliškiausią. man visi ir nėriniai, ir ružavis taip. kruostukai, ir Perukai. korsetai, ir suknios, Ir ten vyrai begalinės. su moterim, vyrai su vyrais, moteris su Ir moterimis, lasdelės vakarėliai pasikasyti ten nuo tie. bluso, ir pripusios suknelės, kur tik atplėšinės negali persirengti. A, ir mane rengia tos visos... Freilinos. Tu 3 kartus nuolpsti Ir aš druskos maišelį turiu, nes jos pronosį traktavo druską, kad bus tu. Ir aš alpstu ir bundu, Vidaus organai nesivysto, suspausti. Tai- Savi, fainas, stubras nesivysto. Ir mano rūmai su mano sutuoktiniu yra U formos ir jis gyvena čia visai kitam padalinį, kur aš niekada su juo nesusitinku. Aš savo... Čia tavo svajonė. Žodžiu, viskas aišku. Čia Gerai, mano Buvo Dabar trauklus Emilija laikas. savo. Vėl man. trauklus laikas. Kurių santykių tavo gyvenime galėjo nebūti? Kodėl dabar čia? Žinok, čia viskas grįžta atgal, dabar yra jaunatis ir reikia biškai susivokti savo galvoj. Aš Tai tai aš raganauju. tikrai, tik koks čia raganystė, čia faktas. Nu, tai Taigi tikrai visų man reikėjo, už visus esu dėkinga ir Aišku, ne vienų viskas yra pamokos. neatsisakyčiau. Viskas yra pamokos. žodžiu. Jo, kai aš tai tada trumpai turiu atsakyti. Kaip atrodo tavo gyvenimas dabar,
jeigu būtum likusi su savo eks kuriuo? Tai abiems papasakok abi versijas. Aš galvoju taip, arba būčiau, pavyzdžiui, galbūt netgi našlė, arba būčiau, pavyzdžiui, Čia nes būtum kažką padarius negero jam. Atvesi, tu jį būtum užmušus? gal, Čia mano pirma mintis tokia. Čia taip? arba būtų pats užsimušęs, arba ten. Nu, ta prasme, tai būtų... Viskas šiaip vyksta taip, kaip turi vykti. Ir kas būtų, jeigu būtų, tai mano meilas yra, jeigu tik... Nu gerai, bet čia kai mes fantazuojam, taigi čia Kaip žaidimas. fantazuoja. Nu, tai gerai, tai vienas aš būtų galvoju, kad našlė. būtų nelaimė kažkokia. Gerai, o kitas? Kas kitas? Nugi du pagrindiniai vyrai gyvenime. Ai, gerai, bet dabar neįvardinau čia su kuriuo. Nu, bet mes nusprendėm. Ta prasme, jūs visiškai nieko nežinot. Kiek aš eksų turėjus. Aha, aš irgi galvoju, kodėl tik Jūs tik tai žinot, nuo kelių aš vaikus turiu pasigimdžius. Nu, tai mes Va, tą juos patį ir norėjau vadinam esminiais dėl tos priežasties. Ai, ne? Tai kokia antra versija? Antra versija kokia Taip. būtų? Būtų... Ai, jo, tada su dar vienu, apie kurį dabar tikrai neužuodžiate, visiškai nežinot, apie ką kalbėsiu. Jam būčiau pagimdžius 2 vaikus ir greičiausiai būtumėm gyvenę labai daug keliavę ir būtumėm labai geri draugai. Siaubas. Ta prasme, kas čia tau blogo? Bandžiau neapsiverk dabar. Tai jinai vis laiką šaroja. Jinai tokia jautrų yra. Aš iš karto galiu papasakoti kelių istorijų, nes iš karto pradės verkti. Jinai labai greitai susigraudė. Tu labai moki pasakoti istorijas. Ne, tu tiesiog esi jautri. Nu, labai. irgi tai. Ir gera aktorė. Žiūrėjau, tikrai jau tau jaučiu. Taip, bet jinai sakau, aš tau sakau, čia žinau, čia... Nu, gerai, aš traukiu kortelę. Nesijau. O, šitas geras. Kokia gražiausia tavo kūno dalis? Well. Aš galiu pasakyti, Kaip pasirinkt? visas mačiau, ne? Ai, ne, vienas. Skrandis? Palauk, visas mačiau, šitas tamesnis. Na, netakau, kur tau. Pas ją labai graži krūtinė yra ir labai gražios šlaunys. Šitas įdomesnis. Šiaip gal šlaunų nebūčiau užskyrusi. Aš išskirčiau, žinok, tikrai. Man visą laiką labai tavo nosis imponuodavo. Kaip įdomu. Aha, tarp kitko, Čia ne iš mokslinės pusės, ir iš estetinės grožio. Aš galvojau apie tavo nosį, kad labai graži nosis tavo. Nu, ačiū, Taip. ačiū draugės, kur dar netgi čia ilgoje perspektyvoje pasirodo, ta nosis turėjo dėmesio. Taip. Nu, aš gal... Porą metų jie sakau. Ne, nu, ačiū. Aš negaliu pat... Aš tarp kitko apie šitą gražiausius dalykus esu mūsų tinklalaidai kažkada tai kalbėjus ir dar netgi esu sulaukusi, žodžiu, vienos moters, kuri ten citavo netgi savo socialiniuose tinkluose tą nuvilnijusi mano pasisakymą apie tai, kad aš sakiau, nu, man yra labai gražus mano veidas, sakau, man tikrai, man tikrai gražios yra mano rankos plaštakos, man gražus mano plaukai. Ir aš tą pasakau visiškai be jokios ironijos, dėl to, kad tada mes kalbėjome apie savo kūno priėmimą ir aš kalbėjau apie tai, kad tu turi surasti, kas tau yra tavyje labai gražu. Ir man tikrai, aš visiškai rimtai tą sakiau, kad aš nuoširdžiai labai vertinu tai, kas man labai gražu. Man tikrai irgi labai graži mano krūtinė. Bet apie šlaunis aš pagalvosiu, aš su jomis dar tada susidraugausiu labiau, bet... Apžiūrėk, gal iš kitų rakursų. Žaklabai tikrai. Aš kaip ir esu jas mačiusi, žinai, keletą kartų. Bet aš, tarp kitko, tu gaila nebuvai toj laidoje ir tu nežinai mano teorijos apie tai, kad aš iš tikrųjų manau, kad reikia, žodžiu, praleisti pakankamai laiko su savimi, kad tu iš principo, žinai, nesistebėtum savo kūnu. Aš sakau žmonėm, kad pabūkit nuogi. Dėl to, kad... Būkite kuo daugiau nuogi. Oi, tikrai. Nes tas labai geras yra jausmas. Tada tu visai kitaip matai save, tu galų galia gali priprasti prie savęs. Tai būtent. Ir tada jau... Ir kūnas keičiasi, supranti, ir va tie, pavyzdžiui, pokyčiai yra labiausiai dramatiškas dalykas. Nes, aš ten, tarkim, kalbu, žinai, apie tą krūtinę, bet ašgi suprantu, kad gyvenime, jinai jau dabar netrodo taip, kaip jinai atrodė, tarkim, prieš 10 metų. Tai dar po 10 metų jinai dar kitaip atrodys. Bet aš vis dar šlovinu ją. Tai tarasi, kad tu turi suprasti tą pasikeitimo eigą. Ir tu turi, stebėti. Ne! Techninis klausimas. Tai grinai techninis, taip. Čia kaip akademikui.
kuris kalba apie savo paties krūtinę. Skiriasi, aš susitrigerinu, krūtis ir krūtinė. Čia skirtingos kūno dalis. Vienas papukas. Čia yra krūtinė, va. Čia krūtinė. Čia yra krūtinė, o Čia krūtis, čia yra krūtinė. Vienas papukas ir 2 papukai yra. Gerai, krūtinę mes apibūdiname kaip, žinai, kaip višinaus krūtinėlė, tai visa ta dalis. Tai visa dalis, ne? Visa dalis, Emilija. Čia žaidimas. Ir Marija, čia dabar bus dar vienas žaidimas, kuris bus saldus tuo, kad reikės ištraukti po dovaną. Tai kiškit ranką, ištraukite. Mūsų draugai Opiumas LT mums dovanoja. Ką mums dovanoja, aš irgi noriu traukti. Butter caramel. Čia yra labai skanus toksai karamelinis daiktas, kurį tu gali taip suplunksna piešti, rašyti poemę. Gali tavo vyras tau ant nugaros rašyti eilėraščius tau, žinai, su tokia Gali nusirašinėti nuo knygučių. Bet šiaip mintis yra tokia, kad Opiumas LT yra platforma, kurioje yra visokie intimus atributai, bet ne agresyvia forma, o labai romantiška ir tokia originalia. Pavyzdžiui, aš išsitraukiau kuteklį. Tai čia poroj turėtų įti, ne? Čia yra kuteklis, kutintuvas. Žodžiu, tokia pukutis, su kuriuo tu gali taip, pakutelti. Va, bet iš tikrųjų dėl to... Labai rokokiškas. Žinai, Opiumas LT Bet tikrai visiškai rokoko. Taip. Opiumas skamba taip galingai, ne? Taip. Toksai labai galingai. Bet tikrai verta nueiti į Facebooką ir Instagramą pasižiūrėti, nes ten yra labai subtilių dalykų apie intimius dalykus. Jie tuo yra išskirtiniai, kad turi visokiausių tokių detalyčių, žinai, tokie, kad tą erotizmą ir tą intimų gyvenimą gali nuspalvinti tokiam visokiam detalytėm. Ir nereikia kažkokie tai agresyviai. Jie to išskirtiniai, pažiūrėkite. Momentų. O čia tai yra iš viso fashion. Aš turiu dabar yra madoj. aš užsidėsiu. Tu realiai gali eiti į vakarėlį su šitais lipdukais ir su permatoma palaidinė. Rimtai? Bet čia yra nebaimė. Aš pasimsiu, vat kaip tik... Žodžiu, nusirenk 20. Kaip nuolaidą turim. Mes turim nuolaidą jum, kad jūs galėtumėte įsigyti tokius dalykus, kuriuos pritaikytumėt, pavyzdžiui, net ir gyvenime, kaip sakant, realiam, ne tik tai uždaram. Užrašas. Čiau! Ačiū, kad atvykai. Ačiū tau. Ačiū, buvo smagu su jumis. Džiugu, kad pavyko išlaikyti draugystę ir niekas nesusipyko, neįsidalino. Tai mes ne tik nesusipyko, mes draugystę praplėtėm. Taip, tikrai taip. Gera laida. Ačiū. Iki.